Kaip ir 2007-2013 metų finansavimo periodu, taip ir naujojų laikotarpiu Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė rengia kaimiškų vietovių plėtros strategiją, kurios kokybė ir lėšų dydis didžiąja dalimi priklauso nuo rajono bendruomenių aktyvumo, jų noro dalyvauti strategijos rengime bei planuojamuose kaimo plėtros procesuose. Tuo tikslu Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė įgyvendina projektus: parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti ir parama potencialių vietos projektų vykdytojų esančių vietos veiklos grupės teritorijoje aktyvumui skatinti. Lyder 2014-2020 metų programos kaimo plėtros prioritetas yra socialinė įtrauktis, skurdo mažinimas ir verslų plėtra. Vietos projektų tikslinė grupė jaunimas. Dabar jau metai laiko intensyviai ruošiamas naujam periodui, 2014-2020 metų, ruošiam naują strategiją, intensyviai dirbam su žmonėm, važinėjame seniūniją, susitinkam su tiksliniam grupėm. Šiuo metu, ruošiant naująją strategiją, labai jaučiasi pagyvėjimas, žmonės labai aktyviai supranta, nebereikia jiems aiškinti, ko mes iš jų norim. Atsiranda netgi sporto klubai susidomėję, viešosios įstaigos. Šalia įgyvendinamos pagrindinės strategijos turėjo ir šalutinį gretutinį projektą, parama VVG veiklai, įgūdžiams ir gebėjimams gerinti bei pritaikyti. Projektas vykdomas nuo 2009 metų. Per tą laiką sudalyvavo mokymuose, informaciniuose renginiuose ir išvykstamosiose konferencijose virš 1000 Kelmės rajono gyventojų ir vietos veiklos grupės narių ir potencialių paraiškų ir projektų vykdytojų. Pats projektas buvo padalintas į 2 dalis. Tai pagal 3 veiklos sritį buvo vietos veiklos grupės VVG nariams, valdybai, administruojantiems asmenims. Ir buvo numatyta 60 mokymų per visą laikotarpį. Ir potencialiems paraiškų įgyvendintojams buvo numatyta 40 mokymų per visus 5-6 metus.